Sveiki visi, labas Edita, Labas, Giedrė. labai gera vėl pas jūs sugrįžti ir sveikinu dar kartą visus su naujais metais. A, Jau 25-ieji ir šie metai yra tikrai išskirtiniai, ypatingi. Jaučiu skirtumą labai didelį lyginant su praeitais metais. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad atsiveria ypatingos nuostabios galimybės visiems, kas nori gyventi šiek tiek kitaip, šiek tiek įdomiau, naujau, tačiau yra tam tikros sąlygos, tam tikros, tam tikri dėsniai nauji, keičiasi tiek, tiek mūsų pajautimas visos aplinkos ir nebetinka tos taisyklės, kurios tikdavo anksčiau. Todėl mes turim kažkaip išmokti, prisitaikyti, išmokti būti tame pokytyje. Ir mes su Edita nusprendėm su jumis pasidalinti, kaip mums sekasi, ką mes veikiam ir kame dabar esam, kas mums aktualu šiuo metu. Ir tikriausiai jums tai bus taip pat naudinga. Tai Edita, labai prašau tavęs, pasidalink tai, kas tave dabar veža, kas tau įdomu šiuo metu ir kame tu esi. Tai labas dar kartelį visiems, kas mūsų klausysis. E, Taip, su Giedrė šiandien susitikę prieš šį įrašą kalbėjomės, kad tikrai yra labai labai daug temų, kurias mes galėtumėm paliesti, pasidalinti, nes viską iš tikrųjų išgyvenam savimi. Ir tai ir yra to sąmoningumo esmė, turbūt, ar ne, kad išmokti naviguoti šitoj materijoj, suprantant, kas mes esam iš tikrųjų, suprantant, kad esam tos sąmonės atėję čia, patirti save ir pažinti. Ir dabar tas laikotarpis yra toks, kuris iš tikrųjų labai, kaip čia įvardinti, toks stiprus. Kas žino, kas domisi, tai žino, kad yra tikrai, kaip Giedrė tu įvardinai, šitie metai tokie labai, galbūt daugelį šaltinių įvardinami kaip labai labai jau fiksuojantis ir spartinantis tą visą virsmą, kuris vyksta pirmiausia mumise pačiuose. Ir kad labai toli nenuklysti, nes kas vyksta, dauguma žino, ir kas mūsų klausysis, turbūt klausysis tie, kurie žino, apie ką mes kalbam. Tai koks mano fokusas dabar būtų dabartinėme etape, tai būtų apie būseną, apie dėmesį. Nes tikrai buvom pratę tą dėmesį savo blaškyti visur. Ypatingai moteris, kaip sakom, multitaskinti, daryti daug darbų vienu metu, viską apriepti. Dabar tarsi man viskas apsiverčia, kai aš suprantu save kaip tašką, koncentruotą tašką čia materijoje, vientisume su savo grynąja sąmonė, su visais savo lygmenimis ir fiksuoju save dėmesyje čia ir dabar materiniam taške, kur aš esu, bet kartu mano sąmonė jau apriepia, įsiplečia tarsi į didžiulę sferą, kuri apriepia labai daug. Mes protu turbūt nesuvoksim, ar ne, kiek mes apriepiam, kiek mes galim pasiekti, bet tiesiog per jausmą, per vidinę tą būseną mes suvokiam, kad labai išsiplečiam, tarsi, ar ne, viską apimam. Tai mano pagrindinis dabartinis buvimas čia ir dabar, kaip įvardinant, bet jau man jis tarsi irgi, tas buvimas čia ir dabar, tarsi vėlgi dabartiniu suvokimu, tarsi pasenęs. Esu čia ir dabar, bet aš esu ir visumoje ir apriepiu labai daug. Bet fiksavimas dėmesio savyje šiuo metu savo būsenoje yra turbūt pagrindinis mano, kaip ir kalbėjom, aš ieškojau žodžių, nes tarsi senieji žodžiai nebetitinka įvardinti būsenai tai ir tam suvokimui, supratimui, kaip yra dabar. Nebėra to vidinio atitikmens, bet aš tikiuosi, kad mes su laiku atrasim tuos žodžius įvardinti. Tai va ta būsena man ir yra svarbiausia
į ją susižiūrėti, būti dėmesyje į save, kartu apriepiant, kas vyksta aplink mane, nes suvokiu, kad tikrai atrodo kaip, nu, vat, viena mano draugė, bekalbant, panaudojo paprastą žodį, aš jai bandžiau ten taip mandriau paaiškinti, kaip čia tas suvokimas giliai įėjo. Sako, sakyk, pagaliau daėjo, pagaliau daėjo į tą tokį lygmenį, kur tarsi labai aišku, kaip viskas vyksta. Nežinių mes turėjom iki šiol be galo daug, ar ne? Taip, Labai daug. Bet kai tai ateina jau į tą materiją ir tu turi su tuo gyventi čia ir dabar ir stebėti, kaip viskas kuriasi. Ir tas daėjo man kaip iš manęs, iš mano būsenos, kuriasi visi mano variantai šiuo metu, ar ne, mes būdami čia ir dabar, žinom, kad mūsų ašyje yra be galo daug mūsų variantų. Ir mes tuomet renkamės, mūsų pasirinkimai tarsi sąlygoja, ar ne, nu, atrodo, norėtume be tų sąlygotumų, bet vis tiek, nu, materijoje yra tam tikros sąlygos, kaip tu ir sakei, kad vis tiek veikia tie dėsniai, mes juos turim išsitirinėti, kaip jie veikia. Ir aš ką savo atradau, iš tikrųjų, man visuomet buvo sunku. Tai daug užsirašau savo minčių, kurios ateina iš visų lygmenų. Bet man su meditacija, prisipažinsiu, man buvo gana sudėtinga, nes, nu, atrodo, mano protas nori to ir ano, ir aš rašausi, kad ir taip būtų, bet vis tiek viduje kirbėdavo toks jausmas. Nu, ar teisingai taip, ar aš teisingai kažkaip tą suformuluosiu, užrašysiu, ar ne per mažai panorėsiu, ar ne per daug panorėsiu. Nu, bet tokias proto mintis, ar ne, ar aš tiksliai žinau. Ir atėjau suvokimą tą, kad iš tikrųjų aš savo protu nežinau, kaip gali susikurti. Ir yra toks posakis, tai sako, kai jau jeigu manifestuoji ir kažką sakai, tai sakai, kad nu, arba kaip galima dar geriau ir harmoningiau, ko aš nematau, ar ne, pridėti prie viso to. Plačiau atverti, ne? Jo, plačiau kažkokiam suvokimui, kad ko aš savo proto dabartiniu galbūt mąstymu negaliu įsivardinti, ne, man nepavyksta. Taip. Tai aš nusprendžiau šiuo metu, dabar, kurį laiką jau tai darau, telktis tik tai į būseną, ne į materiją, ko aš norėčiau ir kokio tipo siekčiau ar rezultato, bet į vidinę būseną, į tą pilnatvę, į tą vidinį resursą, ją palaikyčiau visuomet tyrą, švarę ir nerandu vėlgi to žodžio, kaip norėčiau pasakyti, kad tą būseną ašgi suvokiu, ar ne, jau dabar tikrai daėjo, kad iš manęs pačių galutinai kuriasi viskas. Aišku, ne tuo pačiu metu, kaip taigi, ne, panorėjom, pabuvau būsenui truputėlį, palaikiau ją ir labai, labai viskas čia gražiai susikūrė. Bet jau dabar galima apčiuopti, matyti, kaip iš tikrųjų viskas greitėja. Kuo ilgiau išlaikai tą būseną, kuo ilgiau išlaikai tą aukštesnį tarsi dažnį, ar ne? Tie visi variantai gyvenimo, jie krypsta tokia daug palankesnė, harmoningesnė linkme, ar ne? Tai va, tai dabartinis mano atsakymas į tavo klausimą būtų, kad mano patraukumas dabar yra išlaikyti tą būseną, stebėti, kas vyksta, tas situacijas, kokios jos ateina ir nebevertinti jų. Ir gerų ar blogų, kaip man patinka ar nepatinka, tiesiog žiūrėti, kas vyksta mano šitoj aplinkoj, ką man tai neša, kokią žinutę man tai neša, apie ką tai yra, bet mes žinom, kad mūsų tie aukštesnieji subtiliai planai mums paruošia tų situacijų, per kurias mes galim išsigryninti save, ar ne? Nu, taip, be abejo. Nematom, neužčiuopiam, galvom užspaudę. Tai va, tai dabartinis mano momentas yra daugiau galbūt sutelktas į save ir ne tik tai, čia ne apie tą seną supratimą, kad aš dabar savyje ir nuo kažko atsiribojus, ne. Aš jaučiu kaip tik save visumoje, vientisume, bet kartu labai stipriai dėmesyje savyje. Žodžiu, supratau. Ačiū, Edita. Ačiū, Edita. Dar noriu tavęs paprašyti. Gal tu gali parodyti, tarytum pavyzdį tos būsenos, kaip tu susitelki ir ką tu matai, jauti tada, ko tu nori, kokios tu būsenos nori.
Aha, teisingai. Reiktų čia vis tiek, mes, sakom, generuojam savyje būseną, ar ne, ir Taip. kaip tą būseną generuoti. Man labiausiai būsena, ta, kas generuot, kai aš susitelkiu į kūrėją. Nežinau, jis mano Mhm. draugas artimiausias, artimiausias šiaip subtilaus Taip. plano, ir labai gilų ryšį, kažkaip labai jį jaučiu ir jaučiu, kaip mes bendradarbiaujam, bendra kūryboje. Aš jį jaučiu tikrai kaip draugą, ne kaip labai paprastai aš Mhm. kalbu, taip aš jaučiu kasdienoj ir man labai gera rytą pradėti susijungimą būtent su juo. Aš žinau, kas mes esam, jaučiu, vidumi žinau, kad mes sąmonės atėjo iš šaltinio ar ne, kad yra daug sąmonės lygmenų, yra absoliutas, kurie šaltinis, bet Taip. man artimiausias yra dabartiniu metu kūrėjas, todėl kad pastebėjau, kad pradedant dieną ar užbaigiant dieną su juo, man gimsta geriausia tokia harmoningiausia, darniausia būsena. Kartu Mhm. susijungia viskas mano toj ašyje. Ta skaitos tašką šaltinį aš jaučiu, bet mano tas toks glaudus ir artimiausias ryšys yra su kūrėju, aš su juo pasikalbu, aš gaunu atsakymus ir man labai gera. Ir kai aš jaučiu, kad man kažkaip dabar aš pradėjau iš antro galo turbūt atsakinėti Giedrę, Viskas nes gerai, viskas gerai. apie tą būseną. Jeigu būsena išmuša mane, būsena, Mhm. sakykime, tai mes būnam, kai vyksta gražus dalykai aplinkui, kai viskas darnu, yra labai gera išlaikyti tą Taip, būseną ir lengva. bendrą. Bet jeigu aš jaučiu, kad mane kažkas bando išmušti iš tos mano būsenos, Mhm. ar situacija, ar mintis, ar emocija atėjus atplaukia iš aplinkos, juk mes žinom, kad mus veikia ir visuma, ne tik mūsų Taip, pačių tas telkimas, tai, bet dabar tokie didžiuliai energetiniai srautai, bet tas virsmas juk vyksta bendrai kolektyve ir iš kitur mus irgi veikia ateinančios tos energijos. Tai man labai padeda, kai jau mintis bando mano mhm. kažkur mane nuvesti, susitelkimas į save, bet aš žinau, kad kūrėjas manyje. Ir va tas ryšys su juo. Bet aš dalinuos dabar, kaip man yra šiuo etapu, nes man tai yra, Mhm. tarsi atrodo, toks lengviausiai prieinamas ir greičiausiai generuojantis gerą būseną. Ir tada aš pajaučiu kūrėjo meilę ir man per meilės jausmą, per meilę pasauliui pradeda generuotis ta pilnatviška būsena. Tada gimsta dėkingumas, tarsi dėkingumas už tą buvimą čia, už tą gyvenimą. Jaučiu, kaip tos vertybės manyje tarsi labai stipriai kinta, nes anksčiau tarsi buvom orientuoti į tą tokį turėjimą ir Fizinė. gyvenimo kokybė tai buvo Mhm. apibrėžta tuo turėjimu. Dabar vertybė ta didžiausia yra gyvenimas, pats gyvenimas, gyventi. Ir tu supranti, kad kaip ir ta grinoji sąmonė atėjus į šitą visatą, pas šitą mūsų šitos visatos kūrėją, jis sudarė mum tas sąlygas patirti Taip. save čia, kaip tai didžiuliai sąmoniai. Ir kad ir dabar suprantam save kaip žmogus, susikoncentruojam į tą tašką žmogaus ar ne, bet vis tiek jau viduje žinom, kas mes esam. Ir kuriejas dabar tą visą daro didžiulį virsmą. Jo iniciatyva, kiek mes žinome, ar ne, vyksta Būtent, ta nauja būtent. visatinės kūryba, ar ne? Ir man jaučiu tą savo kryptį, bendradarbiauti su juo, būtent kuriant Mhm. tą naują pasaulį. Jeigu paprastai tariant, ar ne, nors žinom, kad tam naujam pasauliu, kaip turi minėjai, labai keičiasi visi dėsniai, labai keičiasi visi, atrodo, visi žmogiškumo net principai, labai viskas verčiasi. Už tai Mhm. žmogui nėra labai lengva išlaikyti tą būseną, nes tie srautai visokie ateina. Ir ta būsena man iš tikrųjų, jeigu labai aš čia taip nuklydau, aplinkui atrodo labai daug minčių ir norisi daug ką apriepti, Viskas bet iš tikrųjų gerai. per meilę Mhm. tą tokią ir tada jaučiu, kaip per tą meilę apsijungia visos mano dalys. Tos Mhm. tokios, kurios buvo nelabai man patinkančios, nelabai mylimos, kažkokios, nes mintis kartais, kai būna, kaip kokia įkrenta mintelė, labai greitai nuvesdavo, kur savo nepatikau, kur ten tokia situacija kažkokia, prasideda tarsi savęs kažkoks teisimas būdavo, va tokių situacijų ir Taip. per tai labai gali įklampinti, aš ne taip pasielgiau, aš ne taip padariau, Mhm. aš galėjau gal kitaip. Tai va šitą sustabdyti Mhm. srautą, man sako, aš jau dabar nebesileidžiu, nebepasiduodu tą Mhm. minties pasiūlymą, kad nu, ten pasižvalgyti, bet aišku, atkreipiu dėmesį, jeigu ta būsena kartais būna pabjūra iš niekur.
liūdesys gali, kažkas, nesupranti, kas vyksta. Tai irgi labai svarbu vėl susitelkti save ir susižiūrėti, ar čia iš tikrųjų iš manęs kyla, galbūt taip. Ta Mhm. energija aiškinasi ir jinai va taip, nu, neša tą Mhm. tokį jausmą. Jinai kitaip neišeis. Liūdesys, Taip, sakykime, jinai taip. bet galbūt tai visiškai ne mano, galbūt kažkieno mintis mane pasiekė, galbūt kažkas apie mane galvoja, labai stipriai šiuo metu suvokiu, kaip Mhm. turi būti tokie atsakingi, galvodami apie kitą žmogų. Nes aš pati labai labai stipriai pradėjau jausti kito mintis. Net iš Wow. tikrųjų, bet susirašom su keletu draugių ir atkasam, kad jinai, va, pavyzdžiui, galvoja ryte apie kažką ir aš kažkodėl, Mhm. mano mintis visai ne į temą nuėjo ten ir nors visiškai neturėjau apie tai jokios temos ir Taip. suprantu, kad jaučiu kito, labai stipriai jaučiu kito Mhm. energetinį lauką, mintis. Tai va ta Mhm. atsakomybė tokia, ta savidisciplina, susižiūrėjimas, ne per užspaudimą, ne per įtampą, per Mhm. lengvumą. Tu žinai, kad man tai visada tas lengvumas Taip. yra pirmoje vietoje, kad kažkaip labai Mhm. lengvai ir paprastai rasti būdą. Tai va tas būdas per būsenos generavimą man ir yra pats lengviausias turbūt tai Mhm. manifestacijai. Ir matau, iš tikrųjų stebiu per šitą laiką, kad labai mano nurimo aplinka. Tiesiog situacijos kažkaip jos tokios, ne tai, kad kažkokios labai labai pakito ir kažkas jau čia manifestavosi, kažkas tokio, ką galėčiau Taip, padaryti. taip. Gyveni ten Ne. pat, tie patys Taip, viskas artimieji. tas pats. Taip, bet ta pati energija, tas toks laukas, tarsi labai ramus, nurimęs, toks labai Mhm. harmoningas, tokia darna. Ir viskas kažkaip labai prateka, nu, tas patinka man, priminė šiandien draugė tą žodį, Taip. pratekėjimą. Geras žodis. Vakar, jo, vakar mes buvom susitikime, dar noriu prie to pačio paminėti, Giedrai terpti, kad mes turim savo nuostabią bendruomenę, Taip. išsigėti savyje projekte jau neina sakyti, tiesiog kaip mūsų bendruomenė, kur mes jungiamės 2 Mhm. kartus į savaitę ir susijungiam su savimi kartu bendrai visi ir su subtiliosiam savo dalim ir išsijaučiam visas tas energijas, kurios mus veikia, dalinamės savo patirtimis, tuo, ko gyvenam. Tai va, tai Mhm. Palaikom vienas kitą. taip, ir per tai vat, vėlgi ateina tas įsigryninimas, tos mintis, Mhm. kiekvienam pasipasakos apie save, kas vyksta jo lauke, tarsi apsijungiam ir vat, galiu tvirtinti savo patirtim, kad irgi stebint tą savo būseną, kaip jinai, kur jinai gali nuvesti, ar ne, kurį variantą Taip, įmesti, ar taip. ne, tai ją tiesiog iš tikrųjų reikia labai susižiūrėti, nes Mhm. labai greitai, nu dabar tikrai labai greitai viskas vyksta. Ir jeigu staiga aš pasiduodu kažkam, sakau, jau man nebesinori klijuoti etikečių, Mhm. nei Mhm. negatyvumo, nei kažko, tiesiog kažkokiai, nu, tankesniai, galbūt taip įvardinsiu, ne, tankesniai minčiai, tankesniai būsenai, tokiai žemesnio dažnio, tokio, kuris Taip. sunkiau truputį jaučiasi, aš iš karto matau, kaip mano keičiasi. Tarsi anksčiau Mhm. energetiškai jaučiu, kad tarsi jau dėliojasi, Mhm. nu, bet jau harmoningai viskas. Bet tiesiog paprastai Mhm. per smulkmenas, per tą tokį labai atidų stebėjimą. Tai čia Mhm. nėra jokių, kad jeigu kažkas norėtų išgirsti kažkokio labai, kad gyvenime čia įvyko kažkas labai tokio sprokstamo. Taip. Tikrai ne, bet tiesiog keičiasi Mhm. labai vidinė būsena, pats požiūris, pats supratimas, suvokimas to gyvenimo, Mhm. kaip ir kas čia yra ir kaip mes esam ir kaip tai Taip. veikia. Ir tuos dėsnius, tarsi, vat, tuos visus kažkaip mes išryškinam per Mhm. tą mūsų elgseną, per tą mūsų naują gyvenseną, kažkaip išryškėja, kaip veikia tie dėsniai. Ar ne? Ir man tai lengviausia patirti yra per savo Mhm. būseną stebėjimą, į ką tai veda. Ar ne? Viena Taip. ar kita ta situacija, kaip man pavyksta taip žiūrėti, kaip pavyksta tai priimti, kaip Mhm. pavyksta tai reaguoti iš dabartinio Mhm. supratimo. Ir matau, netgi tuo momentu net atsiveria, vat jeigu darysiu taip, bus taip, jeigu Taip. darysiu taip, bus taip, O. tarsi man tie variantai, kad ar ne, Mhm. ir Kaip tada gražu. aš galiu pasirinkti, ką aš noriu patirti. Ir čia Taip. nereiktų įsigauti, kad va mane nuves kažkur ten. Niekur jau mūsų niekas nenuves. Esam, kas esam ir kitaip nebus, tikrai. Ir
vis tiek esam sąmonės, ar ne, mes ateinam čia patyrimo. Tai vat, tiesiog tik pasirenkam, ar ne, nu galbūt aš Mhm. matau patyrimo, gal mano sąmonė visai įdomu ten patirti, ką mano protas vertintų kaip kažkokį nelabai man patinkantį dalyką, ar ne? Ir vat Taip. stengiuosi dabar išmokti to nevertinti kaip Mhm. patinka, nepatinka, gerai, blogai, ar ten kažkas nefainiai, nu kažkaip negatyvu, kaip anksčiau vardindavom. O galbūt tas Negražu. visai, jo, Mhm. negražu, ne taip, Negražus aišku. elgesys. Mhm. Jo, bet mes, aišku, žinoma, norim, kad viduje, svarbiausia viduje jausti tą darną. Ar ne? Taip. Ir tą priėmimą tokį, Mhm. kad priimti viską kaip patyrimą. Tai Mhm. bet šitame etape aš dabar esu, kur grinai materijoje tyrinėju Mhm. visą tai, kaip iš tikrųjų tai atsiveria ir kaip tai veikia. Tai va, kietus, aš taip Taip. pasijutau labai daug šnekanti. Labai Kažkaip gerai. Labai atrodo. gerai, Edita. Tu šneki, o aš matau ir jaučiu, kaip tu pasikeitei. Mes su tavim esame pažįstamos jau metai laiko, šiek tiek daugiau. Ir labai per tuos metus ir suartėjom mane ir susidraugavom. Ir tikrai gerai tave pažįstu. Taip, nu bent jau taip jaučiuosi, kad tikrai tai, nu taip, jaučiu tave gerai ir matau tą tavo pokytį ir ką galiu dar pasakyti, vat, ko kiti galbūt apie tave nežino, kad tu esi viena iš tokių jautrių asmenybių. Bet mes, aišku, visi kai sąmonė plečiasi, tampam jautresniais. Bet tu esi žmogus, kuris buvo gal vienas jautriausių mano apskritai gyvenime sutiktų, kuris jaučia labai kitus. Ateina kažkas, pavyzdžiui, kaip tu sakai, kažkokios mintis net tavo ir tave įtakoja. Ir tau tai buvo va, toks kaip ir trukdis šiek tiek. Aš atsimenu, kaip nu, tave veikdavo stipriai. Ir aš be galo džiaugiuosi, kad tu dabar suradai būdą ir tu jau tame gerai jautiesi, tu jau turi tą jautrumą, jis niekur nedingo, ne, jis gal netgi stiprėja, bet tu kartu tame stovi va tam balanse, išbalansuoji ir sustiprėjusi esi. Tai labai labai gera, gera tai vat, matyti tavyje ir tą pokytį tikrai užfiksuokim. Taip, ačiū, Giedrė, ačiū tikrai. Aš vat vakar po mūsų susijungimo kažkaip pagalvojau apie tą patį laiką prieš metus, kaip aš Mhm, jaučiausi mhm. ir kokia būsena yra dabar. Tai tikrai, tikrai galim fiksuoti tą augimą. Tokį, bet žinoma, tam nėra galo. Mes žinom, kad Taip, tiesiog fiksuojam kažkokį tai momentą, taip. kaip sakom, dabar jau šuoliuojam tais kosminiais Mhm, mhm, žingsniais, tais kvantiniais šuoliais, tiesiog jų jau net kartais nebeapčiuopiam, ar ne, kada tą šuolį padarom mhm. patys. Bet iš tikrųjų labai gera susitikus liudyti. Tai aš irgi noriu, Giedrė, paliudyti ir labai prašysiu tave dabar pasidalinti tame Gerai. kitu. Bet aš iš karto jau užbėgant už akių irgi liudiju, Giedrė, per metus tavo didžiulį, didžiulį pokytį, drąsą Mhm, ir noriu išreikšti begalinį žavesį tavimi, kad tu labai neši man tą tokią deivės energiją, tą tokią, e, mm, kaip čia dabar nepribojant, nepribojant mhm. viso to įvardinti, e, tą pilnatvės. Ir aš tikrai dažnai lygiuojuosi į tave, matydama, jausdama tave. Ačiū. Mes labai gerai vieną kitą jaučiam iš Taip. tikrųjų, kaip pasidalinam su Giedrė, Mhm, kad mūsų tikrai sutampa, lengva bendrauti, kai sutampa ir tas požiūris, mhm. ir visi matymo kampai, ar ne, nors jų yra be galo daug. Ir, ir aš kažkaip į tave lygiuojuosi toj, galbūt pas mane visuomet buvo labai daug tos vyriškos energijos, tokios, nu žinom, Aš čia pati. tų savybių nereikia mums dabar apie Mhm, vardinti, bet aš turbūt mhm. lygiuoju tave tą moterišką tavo energiją, tą deivės, tos karalienės. Buvo labai daug procesų ir daug visokių dalykų, pokalbio apie tai ar ne, ir Taip. netgi tų kitimo taškų, kur tarsi Mhm, požiūriai nepasako ir va dabar vis tiek galiu įvardinti mhm. tai, kad aš lygiai savyje, va šitą energiją labai drąsią. Ačiū. Drąsią, galbūt dabar aš ją įvardinčiau netgi nebeskirstant vyrišką, moterišką, bet kaip mes Taip. ta kūrybinė energija, jinai yra aktyvi ir Mhm, pasyvi.
visaip, visaip mes galim Mhm. savį reikšti, būti ir tam aktyviam, ir tam pasyviam laikė, visai mums reikia išbūti, Taip. visada, visada reikia priimti, bet man labai gražu žiūrėti, kaip tu kūrybiškai skleidiesi. Tai va, Ačiū, ačiū tau už ačiū tą Edita pavyzdį. labai. O man iš tikrųjų ta kūryba yra labai svarbi, be galo svarbi ir kasdienybėj stengiuosi prisiliesti su kūryba visur, kur aš einu. Ir ką norėjau į tą pačią temą turbūt papildyti tave šiandien, nes mes kitas temas paliesim kitą kartą, o šiandien aš norėčiau pasakyti, į ką man padeda, taip pat kas padeda išlaikyti tą būseną ir kaip aš jaučiu per save a, skirtumus, va kaip tu sakai, biški pakrenti ir jau aplinkoj kažkas kitaip. Aš tai galiu net įvardinti kaip realybės. Tai ta mano siekiamybė, kiekvieną rytą aš su savim pasikalbu, pasidarau tokius kaip ritualus, susijungimus ir aš savo pasirenku, kad aš šią dieną gyvensiu, kursiu, veiksiu naujoj visatiniai realybė ir man padės ir kūrėjas, ir visata, ir absoliutas šaltinis. Ir aš labai tada, nu va taip irgi pajaučiu, kas ta nauja realybė man yra. Kad ten ir viskas lengviau, viskas einasi greitai, sklandžiai, šviesiai, įdomu tenai, žmonės, taip pat, vat, kurie per dieną ateina, jie irgi kažkuo, nu, panašus į mane, vat, tos energijos, aš pajaučiu tą energiją tos naujos realybės. Ir aš tarytum save tenai gražiai, va taip įkeliu ir, ir jau mano aplinkoje tarytum ta nauja realybė, va taip ir yra. Ir būna tokių momentų irgi, kai kažkur jau pavargstu, kažkur būnu ar kokiam prekybos centre taip toliau, jaučiu, kaip ta realybė vėl tarytum nebe ta, lik energijos biški kitos. Viskas sunkiau einasi, kažkas ten, vat, ir nemalonus surizimas, dar kažkas. Ir aš tada ką darau, aš sąmoningai irgi save, vat, čia ir dabar, va kaip tu irgi panašiai minėjai, ne, tarytum surenku ir pasitikrinu, aha, Giedra, va taip dabar, pažiūrėk, koks pokytis įvyko, ar tu čia nori būti, ne, aš net čia, man čia nelabai patinka, nes jau įpranti prie tos harmonijos, įpranti prie tų lengvesnių energijų, to komfortiškesnio jausmo. Ir tada surenku save, vėl pastatau į ašį. Kartais užtenka tiesiog tą prisiminti ir vėl tarytum išjaučiu tą save toj naujoj realybėj, toj erdvėj, kur man gera, kur aš visą laiką jaučiuosi šeimininkė, kur vyksta pagal mane ir vyksta ta kūryba. Nes kai esi va toj pakritęs, toj, kaip čia dabar pasakyti, toj tankesnėje, ne, realybėj tas 3D, kaip kiti įvardina, tai ten jau su kūryba yra sunkiau, ten gaunasi taip, kad kiti tada kažkokie ateina reikalai iš išorės, kurie tau visiškai kaip ir neįdomus tuo metu, kažkur įtraukia, kažkokius duoda pasiūlymus ar, nu, ir tiesiog tada jauti, kaip nebekontroliuoji, tarytum paleidai va tą. Tai aš čia pasakoju, kad būtų labai, labai, labai aišku tiem, kas dar nelabai tą supranta. Ir tada išsiugdo toks, jau pas mane tas jau išsiugdęs jausmas. Aš netgi kartais einu ir kažkur gamtoje ar prie jūros ir aš labai labai jaučiu skirtumą ir netgi užfiksuoju savo, aš labai gerai jaučiu naują realybę, vat, kaip viskas atrodo, saulė kaip šviečia, žmonės, čia muzika kažkokia ir labai tada kartais labai stipriai jaučiasi. Labai stipriai jaučiasi. Kartais būna, kad taip, ypač jeigu sėdi ištisai namie, nu, vat, kai oras prastas, kažkokie reikalai darbai, tai kaip ir tų realybių skirtumą nelabai gali atskirti. Bet būna, kai aplinka
vat kažkur ar kelionėje, ar dar kažkur labai labai jaučiasi ir tą galima lavinti ir kviečiu tą pabandyti pajausti. Ir va tas yra smagumas mūsų šiais metais, kad mes galime kurti savo gyvenimą patys ir, ir jį valdyti tokiu būdu per savo būsenas, ane, per savo per viską, tiek ir per gerą fizinę savijautą, viskas svarbu, ir maistas, ir vanduo, ir miegas, ir žmonės, su kuriais susitinkat. Tai gal pabaigai pasakyčiau tai, kad dabar ką aš darau labiausiai, tai irgi savo dėmesį labai kontroliuoju. Galvoju mažai, pakankamai minčių, jos tokios gana tikslingos, bet kartais vis tiek aš pajaučiu, kad va per ilgai jau apie tą žmogų galvoju. Gal jau jam užteks to dėmesio, aš nukreipsiu kažkur ten, kur man labai pačiai svarbu. Ir yra dalykai, kuriuos aš išskirusi kaip prioritetus, pavyzdžiui, knygos rašymas, mano veikla, šeimos dalykai, namų atnaujinimas, visokie tokie dalykai. Ir tada aš žinau, ką aš turiu pastiprinti. Ir aš ten, kur sutelkiu dėmesį, ten ta energija ir stiprina tą dalyką. Tarytum viskas greičiau vyksta, sprendžiasi. Ir todėl taupau va, tą savo dėmesį ir energiją, taupau, jos nešvaistau kažkokiems nereikšmingiems pokalbėms, susitikimams. Labai labai tas tikslingumas yra toksai susitelkimas ir tikslingumas. Ir man jisai patinka iš tikrųjų, nes žinoma, aš kartais ir leidžiu ir atsipalaiduoti, ir pasijuokti, ir turiu daug draugų, kurių tarpe mes ir ten, ir tikrai elgiamės ir vaikiškai, ir pajokaujam, ir padūkstam, ir pašokam, visko daug, bet yra ta dalis kasdienybė, kur susitelkimas į man svarbius dalykus. Nes žinau, kad kitaip išsibarstysiu ir pamesiu tarytum save. Tai va, tai tuo dabar ir užsiemusi. Ačiū tau labai. Bet aš manau, kad kai tu būni, kai tu linksminėsi, juk ir aš tą patį darau, ar ne, ir gyvenam kasdienybėje, ir su šeima bendraujam, ir su kitais, ir su daugeliu žmonių, kad vis tiek tą jau, tarsi jau yra tas išugdytas, ar ne, tas dėmesio palaikymas savyje, jau tu tą būseną tiesiog fiksuoji, jau tu jauti save, ar ne, ir tada kažkaip jau daug lengviau susižiūrėti. Tai dar noriu užtvirtinti tai, kad tas dėmesys ir yra, kaip tu sakei, va, ta energija mūsų, ką mes kuriam. Ir kartais dabar gal noriu dar pabaigai paliesti, nes daugeliui žinau, kad yra nelengva šiuo laiku. Ir kad mes nepaneigiam tų būsenų ir procesų, kurie kyla. Tikrai ne, aš pati be galo Giedrė liudytoja esu praėjus be galo daug gilių transformacijų, iš tikrųjų. Ir žinau, ką tai reiškia. Ir aš ateityje netgi nežinau. Dabar mano būsena labai puikiai, kuris laikas. Bet juk, nežinau, mes einam per virsmą, ar ne, ir mus veikia visuma, kaip ir minėjau. Ir žinau, kad gali visko būti. Esmė tokia, kad tiesiog išlaikyti kuo daugiau ramybės viduje, kokią situaciją beteitų. Tai aš noriu truputėlį galbūt paraginti, pasakyti, pasidalinti tą mintimi, kad kai kažkas mus trigerina, kažkas mus veikia, ar ne, kitame žmoguje. Kad fokusą grąžinti į save ir žiūrėti, kurioje vietoje mane tai veikia. Ar tai kūne gali būti atsimušti ta energija, ar tai emocijoje kelia kokį jausmą, ar tai prote, tą mentaliniam lygmenį, kokias mintis mums sukelia, kad labai stipriai žiūrėtumėm, kad ne viena situacija mūsų nėra atsitiktinė, ypatingai šiuo metu, bet niekada niekur nėra atsitiktinė, nes mes vientisume veikiam su savo subtiliaisiais planais ir visas šis vyksmas tikrai neatsitiktinis, jis vyksta labai tikslingai. Ir tos visos situacijos pas mus ateina labai labai tikslingai. Ir jeigu situacija kyla, kuri man nemaloni, aš tuomet žiūriu, kur manyje kažkas atliepia, kas ten atliepia. Bet tai nereiškia pasinerti. Tai ir yra tas atidumas, kai aš jaučiu, kad mane kažkas sutrigerino, man ten kilo kažkas,
aš žiūriu, kuri vieta, aš susižiūriu, ar tai iš tikrųjų to žmogaus aš energija, kaip tu sakai, Giedrė, aš iš tikrųjų labai tu pirmą įvardinai, man buvo netgi sunku pripažinti save jautrę. Nes aš tokią save stiprią gana, nu, toj Taip. energijai tokioj stipriai, ir va tokia tas jautrumas, bet aš suprasdavau, kad mane įmeta labai giliai tuos procesus, o kodėl? O todėl, kad aš labai jautriai reaguodavau ir tarsi nesirinkdavau, kas mano, kas ne mano, ką Taip. aš turiu stoptarsi ir neįsileisti tas, kad tą energiją, savo energetinį lauką prižiūrėti, jį tausoti, nenutekint tos Taip. energijos ten, kur nereikia, netiduoti jo. Tai Mhm. va, tas būdas to, kad jeigu mane kažkas sutrigerina, aš tada staigiai susitelkiu į save, bet atskiriu save, nesmeniškai reaguoju, atskiriu nuo tos energijos. Į viską žiūriu kaip per žmogų veikiančias energijas, nesutapatinu su žmogum. Mhm. Sakykime, man nepatinka tas žmogaus elgesys, sakykime, per jį veikia kažkokia manipuliacinė energija, kuri nutaikyta į mane, per Mhm. mano kažkokią jautrią vietą galėtų sujaukti mano tą vidinę būseną. Tai va tas toks atidumas, pastebėti, kad tai atsklido iš kažkur iš aplinkos, ar Mhm. ne, kad išklydino manyje kažką, ką aš su tuo darau. Iškilo, suprantu, pripažįstu, priimu tą jausmą, niekur savęs niekur Mhm. neatstumiu, bet neperskam visuma. Ir su tom energijom gyvenom ilgą laiką, jos buvo mums tikslingos, reikalingos, nieko, be jokio atstumimo, Taip. su tuo supratimu, patyrimo, Mhm. kuris man, aš esu, Mhm. reiškia, mano sąmonė, tai brangu, tai tikslinga, tai reikalinga. Ir va tada žiūriu į save. Tai va tas toks, kad nuimti tą teisimą, vertinimą ir prisimti, kaip tu sakai, atsakomybę, kad aš kuriu, Taip. aš atsakinga už viską ir aš žiūriu į save ir tada matau. Gali būti taip, tuo metu tas matymas susiaurėja. Gali būti. Ir čia nereikia Mhm. dar savęs nuteisti. Gali nematyti, gali pradėti save Būtent. kaltinti, arba kitą, ar ne, nu kažkaip Mhm. nepatogu, nekomfortiška. Bet tos situacijos, procesai išgyvename, mes žinom, ar ne, visko Taip. kyla. Ne, kad žinoti, kas aš esu, Mhm. ar ne, ką aš galiu daryti, ar aš galiu pakeisti, ar galiu padaryti įtaką, jeigu ne, aš gal galiu save patraukti, išimti, kaip tu, Giedrė, Mhm. sakai, nepatinka man tam laukia, aš patraukiu, aš renkuosi kitą variantą, kitą poziciją. Jeigu negaliu, tuomet reiškia priimu Taip. ir leidžiu Taip. taip, kaip yra, ar ne, nesidraskau, Mhm. nekovoju, Mhm. nebeeikvoju energijos. Tai va pas mane va tie pagrindiniai yra 3 Mhm. būdai. Jeigu aš galiu keičiu, jeigu matau situaciją ir galiu padaryti įtaką, jeigu matau, kad galiu pasitraukti ir man tai netikslinga, aš galiu pasitraukti. Mhm. Aš tada priimu taip, kaip yra ir tiesiog stebiu, būnu. Dabar įvardinti atrodo labai paprasta, ar ne? Tai Mhm. nėra paprasta. Tai Ne. nėra labai, tai požiūris. Mhm. Požiūrį mes galim išlengvinti, kai žiūrim iš Mhm. sąmonės pozicijos ir žiūriu aš kaip į patyrimą ir atskiriu nuo savęs. Bet Taip. pats išgyvenimas tikrai, Giedrės ir liudytoja, Mhm. kiek aš esu Taip. Tikrai. gyvenus ir tai Mhm. tiesiog va, tuo metu iš tikrųjų skauda, iš tikrųjų Mhm. nepatogu, iš tikrųjų visokie kyla ir kūne skausmai ir nepatogumai. Mhm. Taip, bet visa tai, kaip aš sakau, tikrai yra į gerą, nes tai laisvinasi mūsų tos užspaustos energijos Mhm. ir esmė, kad išlaikyti kiek įmanoma tą pasitikėjimą ir žinoti, kad mes vertingi esam visada ir visuomet, kas mes esam, o ne pagal tai, ką mes veikiam, ką mes darom, ar kažkur kažkaip Kaip pasielgiam, atrodom. Tai. kaip Mhm. atrodom, ar ne, ką ten pasakėm, Mhm. galbūt mes Taip. Taip. pasakom tam dalykų tuo metu, nes tai Mhm. išprovokuoja tą situaciją, galbūt kito žmogaus iškilusi kažkokia programa mus verčia padaryti Taip. kažkokį dalyką, Taip. kuris mums nelabai patiktų, ar ne, ir Mhm. kažkaip, ar ne, svarbiausia nevertinti to. Mhm. Tiesiog jauti tuos vidinius impulsus ir tą vidinį savo, tą navigaciją vidinę, kad taip, kad aš tvirtinu save, kad aš esu tikra. Bet tas paprastas Mhm. dalykas, būti tikru tuo savim, tuomet nebereikalingas nei tas didelis mąstymas kažkoks, kažko sustatymas, kas kaip turi būti, o Taip. tiesiog aš va Taip. tokia dabar esu, tokia Mhm. atvira, kokia esu, šią akimirką. Aš nežinau, kaip Mhm. pasikeis vėl, ar ne po akimirkos. Tai Taip. va tų procesų kažkaip, kad nes aš tikrai Mhm. bendrauju su moterų ir žinau, kad Mhm. procesai tuo metu ir situacijos labai nelengvos, bet tai tikrai yra labai tikslinga, kad parodytų mumise tuos taškus, kurie mums jautrus, kurie užspausti, į kuriuos mes Taip. turim atidžiai pažiūrėti. Tai viskas vyksta mums ir dėl Mhm. mūsų.
kai tai priimam ir prisimam tą atsakomybę, kad tai aš kuriu ir aš Mhm. bent jau, jeigu tuo momentu neišeina kažkaip kurti, bet vis tiek viskas, kiekviena akimirka yra kūryba ir Taip. pasirinkimas. Bent jau Mhm. stebiu, kažkaip tada atsitraukiu ir stebiu ir leidžiu susidėliotiem įvykiam. Ir nereikia nei skubėti kažkur, mes žinom, kad esam čia ir dabar, ir Mhm. būsim. Ir tiesiog leisti kartais savo ir išbūti. Nu, Ir to svarbiausia, labai turbūt, reikia. Ir to labai taip, reikia, nes iš pradžio net neaišku, kodėl tai vyksta, apie ką tai, kodėl su manim. Ir labai gerai, kad tu pabaigai paėmė šitą temą, nes gali atrodyti, kad mes čia gyvenam tik toj harmonijoje ir visos tokios, dzin, nu kaip ten tas. Ir, ir tikrai ne, visko būna. Ir man pačiai buvo tikrai vat, sekmadienį ir praeitą savaitę purtė kaip reikalas ir galvoju, oho, iš kur čia dabar tokie dalykai. Ir buvo net neaišku, apie ką tai, kodėl tai. Tik tai vat, jau antrą dieną eina, man jau ateina tas supratimas, kas tai, apie ką tai. Ir, ir reikia tame išbūti su priėmimu, pasitikėjimu, kad, nu, jei vyksta, tai pasitikiu ir būnu ir viskas gerai. Bet dar yra viena gera žinia, kad kiekvieną kartą bus vis lengviau nesusitapatinti, vis lengviau tai atskirti, išgyventi, nes mes kaip raumenuką treniruojam ir čia tas pats, ane, Edita, atrodo šitiek praėjus jau kiekvieną kartą vis paprasčiau, greičiau pamatai, greičiau padarai savo ir tą sugrįžti į balansą greičiau, ane? greičiau daina. Ir greičiau daina, ką tau nori pasakyti, ta situacija, ar ne, ar Tai. kas suformuota, iš tikrųjų kažkaip tas aiškumas, aišku, Mhm. niekada nereikia atskirti to proto, nes, nu, protas mums čia duoda tą visą realizaciją šitoje materijoje, ar ne, ir aš visada esu už Mhm. sveiką protą, už sveiką požiūrį į tą, kad neišskristi kažkur ne ten, kad tikrai, kad nepagalvotų Tai. kiti, kad mes kažkaip kažkur, ne, mes gyvenam tikrai čia, va Mhm. šičia, suprantam, kas mes čia esam, kad tas kūrybinis taškas šitoje materijoje, bet kad mes esam be galo turinti didžiulį potencialą sąmonė, kuri plečia savo Mhm. ribas. Aišku, tas pasakymas, mums nėra jokių ribų, mes ten visi galinam save. Taip, viskas ok, nes mes tą suprantam, tą procesą, bet jis vyksta kažkaip taip palaipsniui, Taip. numetant, Taip. neįvyksta tai, kad taip, aš turiu tą Mhm. žinojimą vidinį, kas aš esu, bet toj materijoje aš turiu tai įtvirtinti. Kiekvieną akimirką savo požiūriu, savo pasirinkimu, savo sprendimu ir va tuo susižiūrėjimu savo būsenos. Ir ką galiu pastebėti, kad tą dėmesį išlaikyti savyje kartais tikrai kaip numeta mintis, ar ten kažkokia situacija, Mhm. vėl grąžinti, išlaikyti. Nu taip, mes jau tikrai tą pratinamės, bet kaip tu Giedrė sakai, tą raumenuką auginti yra ką veikti, bet tai Mhm. yra labai įdomu. Bet tai yra Įdomu. labai, taip, Pritariu. tai Pritariu. jo, nes jeigu nežiūrim iš to aukos pozicijos taško, kad kaip čia mane Mhm. dabar taško Mhm. Bet ir visus taško, visi mes, kaip sakant, einam tuo keliu ir nei vienas to neišvengs. Tai visi aplinkui. ir ištaškyti iš mūsų viską, kas mums nebereikia. Norim tas versijos tokios, ar ne, to nuostabaus pasaulio ir savęs pačių tokių darnių, harmoningų, ar ne, nu tai viskas turi išlėkti iš ten ir jeigu mes tuo gražiuoju būdu kartais nesusivokiam, ar ne, nu tai mums Mhm. tada pataškos, bet ir Taip, ne tai. taip. Ir nereikia priimti taip asmeniškai, kad pataško. Tikrai, kaip ir sakiau, tos Mhm. visuomenės energijos veikia. Tie srautai dideli, matom, kas ir Saulėje vyksta, ir aplinkoje, ir išorėje. Taip. Labai dideli energijos kiekiai yra generuojami. Ir žinoma, kad jie veikia mus kaip ir visus. Tai va, tai tame daugiau to žaismingumo, daugiau to žaismės ir daugiau to grožio. Atsipalaidavimo. Mhm. Atsipalaidavimo, taip. Taip atsipalaiduoti labai. Nesureikšminant. Mhm. Kuo lengviau žiūrėti ir su jumoru. Mhm. Man tai labai tinka su jumoru, pasijuokiu iš savęs ir taip lengvai, kad kartais, nu, tiesiog, kad įnešti to džiaugsmo ir per juoką, kai pasijuokiu, daug lengviau pasileidžia tos energijos. Tai va. Taip, Edita. Aš irgi, žinok, vat, kas labai padeda, tai atsitapatinti, kad
nu, vat iš to rimtumo išeiti, kad čia tas gyvenimas tarytum žaidimas ir mes visi žaidžiam, nu ir žiūrim, kaip ten viskas klostosi. Ir tada tikrai yra paprasčiau, lengviau ir, ir žinom, kad tą žaidėm ne vieną kartą, bet šis žaidimas tikrai yra ypatingas, išskirtinis, kai yra toks perversmų laikas ir mes dalyvaujam, darom įtaką savimi. Tai labai prasminga. Taip, taip. Tai ačiū Giedrė tau tikrai Ačiū. labai šiandien Sunku tą sustoti. susitikimą. Sunku sustoti, nes atsiunčia trumpai, truputėlį tik tai paliesim, bet mes turbūt galėtum kalbėti be galo. Bet Taip, greičiausiai vis tiek ateisim dar pasidalinti, ar ne, kurią dieną. būtinai. Tai dar prie to pačio noriu pakviesti, Mhm. galbūt, kad paklausę mūsų, pajaus, prisijungti prie mūsų bendruomenės, įsigryninti tiesą Taip. savyje, kur mes tikrai tas tiesas, va, tos visus pasidalinimus darom daug dažniau, turim ir grupę savo WhatsApp, kur mes kiekvieną dieną galim Mhm. susirašyti, pasidalinam tom situacijom, kurios kyla, padedam vieni kitiem tiesiog išsigryninti, pasižiūrėti, nes kartais iš šono geriau matosi, palaikom vieni kitus. Tai va, tai gal kažkas pajaus prisijungti prie mūsų ir tuomet gali parašyti mum arba Evelina Mela. Na, mes pasidalinsim šitoj grupėje, kur visos nuorodos yra, Mhm. kur jeigu norėsit, jausit Taip. prisijungti, galbūt Giedrė, tu gali ir kaip dalintis video įdėti nuorodą po šito įrašo, ne? Ir Gerai. lauktumėm į savo būrį Rašykit prisijungti. komentarus, komentuokit, dalinkitės apie save. Labai įdomu, kame jūs gyvenat, kaip praeinate šitą laikotarpį ir ir ko savo norėtumėt. Taip, ir mes galėtume netgi, kaip tada, jeigu būtų klausimų daugiau ar ne, kažkokių Mhm. žmonėms kylančių, mes galėtumėm padaryti taip, kad galbūt net ir susitikimą Mhm. kažkokį, kur galėtum atsakyti tos klausimus, ar kažkaip pasidalinti, ar ne, nu tiesiog va, pagal, Galim. pagal tą tiekmę, pagal tą kryptį mes galim Mhm. orientuotis, kuo galim dalintis, ar ne, ką galim išskleisti ir iš savęs. Taip. Tai ačiū labai visiems, kurie klausėtės mūsų ir Ačiū. iki kitų kartų tada. Iki, Ate. iki.